Prezidentas Vytautas Landsbergis. Taip, aš nesuklydau. Prezidentas, nes šiame žodyje geriausiai atsispindi tie darbai, kuriuos jis padarė kaip valstybės vadovas. O kadangi žmonių yra labai daug planetoje, tai jeigu jų koks ketvirtadalis išmirs, tai gal Žemė pasakys ačiū Dieve, kad palengvinai. Yra tokia senovinė sakmė, kaip Žemė kreipėsi į Dievą ir prašė palengvinimo, kai žmonių per daug prisidaugino. Galėčiau pasiūlyti, kad kiekvienas, kuris atsisako skiepytis, įneštų savo įnašą kaip tam tikrą karstelio mokestį. Reikėtų svarstyti atsakomybės klausimą, galbūt ir baudžiamosios atsakomybės. Dar geriau padaryti taip, kad Lietuva būtų nuostabus žemės lopinėlis pasaulyje, kuriame žmonėms yra gera gyventi. Kai mes bandėm priimti partnerystės įstatymą Seime, aš pasakiau, kad man tai yra kovo 11-osios dalykas. Tad geriausia dovana savo ir savo artimiesiems yra ne kas kita, o jums priklausantis skiepas. Lietuviai turi pinigų ir per COVID mes pamatėme, kad tos santaupos bankuose yra, tiesą sakant, labai didelė. Liūto dalis turės būti finansuojama per mokesčius vienokius ar kitokius. Ir piliečiam galimybę skolinti, aukoti, investuoti. Juk yra nemažai finansų, kurios žmonės vis dar laiko, tai gal geriau vis tik tai ne į koinę, o į tanką padėti tuos pinigus. Palauk, tai iš kur jūs atėjot? Iš kokių Gorbačiovo laikų? Iš kokio KGB-no? Šūkaudamas prieš valdžią, tu šūkauji prieš valstybę. Prezidente, galite išskleisti vėliavą?